Kaip palabuosiu, matyti vėl visus kartu. Gerai, kas naujo? Aš 8 kilus priaugau. Galim, tai. Nustok valgyti. Ne, juokauju. Šiaip tai mano svoris nesikeičia nuo 18 metų. Gerai, kaip buvo. Klausykite, aš negaliu, aš labai noriu jums papasakoti, bet tik tarp mūsų, gerai? Tik tarp mūsų. Sužinos mano žmona, tai man ragai. Pasakok. Kaip, šalia manęs apsigyveno tokia nauja moteris. Kokia? O, Jesu, jūs neįsivaizduojat, vat. Aš kaip idiotas kiekvieną rytą stoviu prie akutės, laukiu, kada jinai atidarys duris. Ir tada aš išbėgu, kad nusileistų ją liftu. O jos tas kvapas, tos blakstienos, tos lūpos dažytos viešpatie. Ką, nieko, ašgi laimingai vedęs. Ašgi taip tokiais neutraliais klausimais apie orą, ten, ar mašinos sėdinė, šiltumo žodžiu. Aš irgi jums pasakysiu atvirai. Aš nusipirkau. Ką? Porsche. Rimtai, garbė žodis. Bet problema tame, kad aš negaliu su ją važinėti. Atvirai. Aš negaliu jos niekam parodyti, niekam pasigirti. Pas draugą gražiai laikau. Vakare valandą laiko skiriu, pasivažinėjau po miestą ir atgal viskas. Įsivaizduoji, turiu ir negaliu niekam pasakyti. Čia žmona sužinos. Viskas. Pakas. Skolingas būsiu iki gyvenimo pabaigos. Mes tai nepasakosim. Jo, tikrai. Aš tai, pavyzdžiui, į Rusiją išsikėliau gyventi. Ką tave išvarė? Ne, neišvarė. Aš Rusijai atidariau tokį, mažytį kazino įsikūriau. Ką? Ruletė, pora aparatų, viskas. Tiesioginiai šitas žaidimas, TV. Tik tu vieną žaidži? Taip, vieną žaidžiu. Tik tai namie kažkas tai taip, aš į apačią nusileidžiu, sakau, kompoto paimsiu, nusileidžiu 2 valandėlės, pažiūrėjau, grįžtu, sako, ir kur taip ilgai buvai, aš sakau, dulkės nuo kompoto valiu. O ir viskas. Apie ją kviečiu. Palauk. O jeigu jinai pati nusileis kokio agurkėlių į Rusiją, tai... Neįeis, spina pakeista. Taip. Tai kviečiu jūs į atidarymą. Super. Mano kazino. Kitą kartą mes susirinkam pas tave. Jo. Tik tai. Gerai. Tai aš atidarau kompoto. Gerai. O tu su savo... Aš važiuoju su Porsche. Klausyk, aš pabandysiu savo kaimynę prišnekinti, pasivažinėti tavo Porsche, gerai? Nu ką, tai... Bet niekam nepasakau, ne? Tylim. Daras. Gerai. Labas, mama. Tu dovanokai negalėjau atsiliepti, aš su draugais buvau susitikęs. Aha. Taip, mano kursiokai. Mam, paklausyk. Įsivaizduoji, ką man papasakojo? Brangioji, girdi mane? Pameni mano kursioką, kur Antakalny gyvena? Tai, žinok, naują simpatiją susirado. Tuoj palauk, nusiskutu ir viską nuodugniai papasakosiu. Siaubas kažkoks. Grįžti namo pilnas įspūdžio, nėra kam pasipasakoti. O, pagaliau. Lapas, pagaliau. Kiek aš galiu tavęs laukti? Esmė tame, kad tu neįsivaizduoji, kiek aš tau turiu viską papasakoti. Tu neįsivaizduoji, ką mano draugai prisidirbo. Ateik, aš tau viską papasakosiu. Nesiauk.